Sveiki visi, šiandien ir vėl grįžtame su produkto apžvalga, o jei norite nepraleisti kiekvienos mūsų naujienos, tuomet kviečiu paspausti subscribe mygtuką ir keliaujame, žinoma, toliau prie video. Taigi šiandien apie Novis Vita Juicer S1 šią nuostabią sulčiaspaudę, kuri turi net 4 funkcijas. Tačiau pradėkime ne nuo to. Pirmiausia, labai norėčiau paminėti, kad būtent Novis sulčiaspaudė išgauna daugiau sulčių bei, žinoma, gamina mažiau atliekų, žinoma, išskiria to pasekoje daug daugiau vitaminų nei artimiausių konkurentų aukščiausios kokybės sulčiaspaudė. Analizės rezultatai pelnė Vita Juicer sulčiaspaudį būtent etiketę, kuri visame pasaulyje yra pripažinta aukščiausios kokybės prekės ženklu. Tai tikrai nuostabus įvertinimas būtent šiai sulčiaspaudei, ar ne? Na, kalbant toliau, vykdant bandymus su apelsinais, tyrimai parodė, kad vidutiniškai būtent ši vėlgi sulčiaspaudė ištraukia net 30% daugiau vitaminų nei artimiausia aukščiausios kokybės sulčiaspaudė. Ir vėl nuopelnai visi būtent šiai sulčiaspaudei. Na, o dabar jau pakalbėkime apie pačias funkcijas. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad būtent šio mygtuko paspaudimu, vienu paspaudimu, jos yra įmanomos net 4 ir viskas priklauso nuo dalių, būtent kurias sudėsite į sulčiaspaudį. Tai pirmoji funkcija būtų vaisių, daržovių šalto spaudimo funkcija, kurioje nėra tirščių. Antroji funkcija būtų taip vadinamo smūčio arba glotnučio, arba dar yra tyrės, tai joje būtent yra tirščių, gausų vitaminų ir panašiai. Trečioji funkcija šiuo metu būtent sudėtomis dalimis šalia manęs, tai Vita Tech funkcija ir tai yra glotniausios apelsinų sultis, kurias kada nors ragausite be jokių kauliukų ir minkštosios vaisiaus dalies. Na ir žinoma, ketvirtoji citrusinių vaisių funkcija, kai išimamas yra sietelis, tad yra šiek tiek tirščių, bet nebus jokių kauliukų. Ir kaip ir minėjau, vienas prietaisas, o tiek funkcijų ir tiek galimybių. Išskirtinumas, kad Novis prietaisai turi programėlę, kurioje galite matyti įvairiausią informaciją, tarp jų ir žinoma receptus. Tad nuobodžiauti virtuvėje su šiuo prietaisu tikrai neteks. Primenu, kad jei nesekate gyvūn socialinėse tinkluose, būtinai tai padarykite, kad nepraleistumėte visų naujienų. Šiandien tiek, o dabar iki kitų susitikimų.